Mūsų planeta Žemė – tai nuostabus sudėtingų sistemų tinklas, veikiantis darnioje pusiausvyroje. Nuo oro, kuriuo kvėpuojame, iki vandens, kurį geriame, mūsų gyvenimas priklauso nuo šio gyvybės voratinklio. Šimtmečius šią pusiausvyrą laikėme savaime suprantamų dalykų, tikėdami, kad Žemės ištekliai yra neišsenkantis. Tačiau dabar susidūrėme su atšiauria realybė. Mūsų veiksmai stumia šią trapią pusiausvyrą į pavojingą ribą. Klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas, tarša ir išteklių išeikvojimas – tai šio disbalanso simptomai. Klimato kaita yra viena iš aktualiausių mūsų laikų problemų. Vidutinė Žemės temperatūra kyla daugiausia dėl žmogaus veiklos, dėl kurios į atmosferą išsiskyrė šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Deginant iškastinį kurą, kertami miškai ir pramonės procesai išskyrė didžiulius kiekius anglies dioksido, metano ir kitų dujų, kurios sulaiko šilumą. Šios dujos veikia kaip antklodė aplink Žemę, todėl planeta šyla. Šis atšilimas turi toli siekiančių padarinių. Ledynai ir ledo kepurės tirpsta nerimą keliančių greičių, didindami jūros lygį. Pakrančių bendruomenėms kyla didesnė potvynių ir erozijos rizika, dėl kurios milijonai žmonių yra priversti palikti savo namus. Oro sąlygos tampa ekstremalesnės, todėl dažniau pasitaiko intensyvių karščio bangų, sausrų ir audrų. Šie pokyčiai gali sunaikinti pasėlius, sutrikdyti vandens tiekimą ir padidinti ligų plitimą. Žemėje knibždėte knibžda gyvybė, nuo mažiausių vabzdžių iki didžiausių banginių. Ši neįtikėtina gyvybės įvairovė, vadinama biologinė įvairovė, yra labai svarbi mūsų planetos sveikatai. Kiekviena rūšis ekosistemoje atlieka unikalų vaidmenį, prisidėdama prie sudėtingo gyvybės tinklo, kuris palaiko ir mus. Tačiau žmogaus veikla sukelia greitą biologinės įvairovės nykimą, pastumėdama daugybę rūšių į išnykimo slenkstį. Miškų naikinimas, kurį lemia žemės ūkis, miško kirtimas ir miestų plėtra, naikina gyvybiškai svarbės buveinės, palikdamas daugybę gyvūnų be namų. Gamyklų ir ūkių tarša teršia orą, vandenį ir dirvožemį, nuodija gyvūnus ir naikina ekosistemas. Pergaudymas ir žalinga žvejybos praktika išeikvoja žuvų išteklius, sutrikdo jūrų ekosistemas ir kelia grėsmę žmonių, kurie yra priklausomi nuo žvejybos pragyvenimui. Prarasdami rūšis, prarandame gyvybiškai svarbės grandis gyvybės grandinėje, silpnindami ekosistemų atsparumą ir padarydami jas labiau pažeidžiamas žlugimui. Ketvirtas skyrius – tarša, tokinis palikimas. Tarša yra opi problema, paveikianti kiekvieną mūsų planetos kampelį. Nuo oro, kuriuo kvėpuojame, iki vandens, kurį geriame, mes nuolat esame veikiami kenksmingų cheminių medžiagų ir teršalų. Oro tarša, kurią sukelia transporto priemonių išmetamosios dujos, pramonės procesai ir iškastinio kuro deginimas smaugia mūsų miestus ir kenkia mūsų sveikatai. Mažytės oro dalelės prasiskverbia giliai į mūsų plaučius, padidindamos kvėpavimo takų ligų, širdies ligų ir vėžio riziką. Vandens tarša, kurią sukelia pramoninės nuotekos, žemės ūkio nuotėkis ir kanalizacija teršia upės, ežerus ir vandenynus. Ši tarša nuodija vandens gyvybę, kelia grėsmę geriamojo vandens ištekliams ir sutrikdo ištisas ekosistemas. Plastiko tarša, vis didesnį susirūpinimą kelianti problema, smaugia mūsų vandenynus ir kelia grėsmę jūrų gyvybei. Plastiko atliekoms suirti prireikia 100 metų. Jos kaupiasi milžiniškuose šiukšlių sąvartynuose, kurie kenkia laukiniai gamtai ir sutrikdo jūrų ekosistemas. Penktas skyrius. Naudoti mažiau, gyventi daugiau. Geros naujienos yra tai, kad mes vis dar turime laiko pakeisti savo kryptį. Taikydami tvarę praktiką galime sumažinti savo poveikį planetai ir sukurti sveikesnę ateitį visiems. Vienas iš efektyviausių dalykų, kuriuos galime padaryti, yra sumažinti savo priklausomybę nuo iškastinio kuro. Perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip saulės, vėjo ir geoterminė energija, gali žymiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Energijos taupimas namuose ir efektyviai degalus naudojančių transporto priemonių pasirinkimas taip pat gali turėti didelės įtakos. Taip pat galime sumažinti savo ekologinį pėdsaką, vartodami mažiau ir pasirinkdami tvarius sprendimus. Pirkdami mažiau daiktų, mažindami maisto švaistymą
ir rinkdamiesi produktus su minimalia pakuote, galime taupyti išteklius ir mažinti taršą. Tvarių įmonių rėmimas ir aktyvus lobizmas už griežtesnę aplinkos politiką taip pat gali paskatinti teigiamus pokyčius. 6 skyrius – mūsų bendra atsakomybė. Mūsų planetos apsauga yra bendra mūsų visų atsakomybė. Kiekvienas žmogus turi atlikti savo vaidmenį, kuriant tvaresnę ateitį. Sąmoningai rinkdamiesi kasdienybėje, remdami aplinkosaugos iniciatyvas ir agituodami už pokyčius, galime pakeisti pasaulį. Atminkite, kad net ir maži veiksmai gali turėti didelį poveikį, kai juos atlieka milijonai žmonių. Dirbkime kartu, kad išsaugotume trapę Žemės pusiausvyrą ateities kartoms.